Mūsų krašto saugumo klausimas po Rusijos agresijos Gruzijoje tapo vienu aktualiausių ir skubiai diskutuotinų dalykų. Gaila, kad šita valdžia, nueinanti valdžia, nesugeba, neranda jėgų sėsti prie stalo ir rimtai kalbėtis tais klausimais ir tik įvelia Lietuvą į primityvę diskusiją, kas už profesinę kariuomenę, kas prieš. Ir bando naiviai teigti, kad neva perėjus prie profesinės kariuomenės ir 8000 karių pastačius prie Lietuvos sienos, Lietuva jau tapo nenugalima. Tai netiesa, tai melas, nes ir Latvijai, ir Lenkai kalba apie tai ir bando peržiūrėti savo strategijas. Ką mes siūlom? Mes sakom, kad perėjus prie profesinės, kam pritarėm, būtina rengti aišku planą, kaip Lietuvos visuomenė bus rengiama ginti savo valstybę. Ir mes jį turim. Reikia apmokyti žmonės, po to įrašyti juos į rezervą ir dar tuos mokymus vėliau kartoti. Kitas dalykas, kuris labai svarbus, reikia keisti požiūrį į finansavimą. Lietuva šiandien ne tik, kad nepriartėjo prie 2% nuo bendro vidaus produkto, bet ir stipriai mažėjančiai atrodo Latvijos, Estijos netgi fone. 1,16 tai yra labai mažai. Ir su tokiais pinigais tu apie kokį nors apginamumą Lietuvos net negali kalbėti. Ir trečias dalykas, bene pats svarbiausias, tai yra mūsų pasiūlymai NATO. NATO turi pripažinti, kad grėsmės Lietuvai ir šitam regionui yra taip pat ir NATO grėsmės ir todėl turi parengti labai konkrečius planus, kaip šitas regionas bus ginamas. NATO teritorijos gynimas, tai yra 5 straipsnis, turi išlikti pagrindiniu NATO uždaviniu ir nei kiek nemažesniu už tą, kurį dabar NATO yra prisijėmęs, tai yra tie ekspediciniai į tolimus užsienius nukreipti strateginiai dalykai. Tai tokie mūsų siūlymai.